Šiandien šalies arenose buvo žaidžiamos dvejos dėl protestų atidėtos Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Vilniaus Lietuvos Rytas savo aikštėje priėmė Klaipėdos Neptūną, o kita sostinės komanda Sakalai namuose grūmėsi su Kauno Triobet krepšininkais. LKL klubai ryžosi laikinai nutraukti čempionatą po to, kai šalies valdžia užsimojo sportui užkrauti papildomą mokesčių naštą. Lietuvos Ryto arenoje kalbinti krepšinio gerbėjai vieningai tvirtino, kad toks valdžios žingsnis suduos skaudų smūgį Lietuvos sportui. Tas žingsnis, aš manau, yra šiuo metu neteisingas, kadangi, kiek aš suprantu, sutartys sudarytos su sportininkais ir darydami klubai biudžetus nenumatė šitų lėšų, kad būtų galima valstybei pervesti kažkokią sumą nuo to kontrakto, kuris jau yra sudarytas. Ir kaip iš tos padėties išeiti, aš bent nesuprantu ir neįsivaizduoju, ką dabar reikėtų daryti. Vis tiek yra planuojami biudžetai ir daroma ir iš kur dabar gauti papildomas lėšas tam, kad tu galėtum išlaikyti tas pačias komandas ir gerus žaidėjus. Tiesiog turi atsisakyti geresnių žaidėjų, reiškia tuo metu krenta komandos tas bendras lygis. Jeigu gali planuoti tai kitiem metams, sakysim, tai dar aš suprasčiau šitos dalykus. Šiuo metu manau, kad tai yra blogai taip. Kaip ten bebūtų, vis tik tai, reikėtų apie tai pagalvoti, vis tik tai žmonėms kažkokių krizės akivaizdoje, reikėtų pramogų ir kad žmonės galėtų kažkur atsipalaiduoti, negalvoti vien apie krizę. Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai su svečiais iš Klaipėdos vargo neturėjo ir sutriuškino juos rezultatu 106-80. Vilniečiai galingai pradėjo mačą ir jau per pirmą ketvirtį įgijo 10 taškų persvarą. Įpusėjus mačui komanda skyrė net 20 taškų. Po pertraukos Lietuvos Rytas nemažino tempo ir iškovojo triuškinančią pergalę. Lietuvos Rytui 5 žaidėjai pelnė daugiau nei 10 taškų, o rezultatyviausi buvo Mindaugas Lukauskis ir Michailas Anisimovas, kurie įmetė po 18. Neptūno gretose išsiskyrė Deividas Gailius, kurio sąskaitoje 24 taškai. Antrą vietą turnyrinėje lentelėje užimančiam Lietuvos Rytui tai buvo 8 pergalė iš 9 galimų. Staigmeną pateikė kita sostinės ekipa Sakalai. Sakalai savo aikštėje kiek netikėtai rezultatu 95-89 parklupdė Kauno Triobet komandą. Trečio kėlinuko viduryje svečiai buvo susikrovę 12 taškų persvarą, tačiau ją išsaugoti nesugebėjo. Sakalai varžovus pavijo, persvėrė rezultatą savo naudai ir išplėšė pergalę. Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Vytautas Šarakauskas, kuris pelnė 21 tašką. Svečiams daugiausiai 12 taškų pelnė Povilas Butkevičius. Trečią pergalę iš 10 galimų iškovojo Sakalai turnyrinėje lentelėje iš 10 pakilo į 9 poziciją. Kauno klubas lygoje žengė 6. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.